Sveiki, vasara tai metas, kai visa Lietuva žaliuoja. Šviečia saulė, karšta ir žmonės eina prie ežero, prie upių, prie jūros maudytis ir degintis. Taip pat smagu giedrą naktį stebėti žvaigždes. Dabar palyginam su Latvijos vasara. Latvijoje vasara irgi vadinasi vasara ir ji taip pat žaliuoja. Žalias latviškai bus zalš. Skirtumas tik toks, kad lietuviai L dažniausiai taria minkštai. Lietuva, lietus, o latviai taria kietai. Lietuva. Lietus. Ir jeigu nebūtų šitos L su uodegyte, tai būtų zalš. Tačiau kaip tik ta L su uodegyte rodo, kad reikia tarti minkštai. Zalš. Kaip ir koks liaudis. Be uodegytės būtų laudis. Taip pat ir žodis saulė. Latviai sako saulė. Ta pati E dėl kietojo priebalsio tampa tokia E. Lietuvių kalboje saulė, E, arba jeigu nebūtų taškelė, būtų saulė. Lietuviui E labai taip atvirai ir šviesiai dažniausiai taria. Pavyzdžiui, aš buvau Latvijoje ir sakau, o, beržų sula. Ir iš manęs žvengia Latvija, sako, beržų. O jie sako, beržų sulo. Labai taip kietai. Tada Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, pasirodo irgi yra karšta. Tik tai mes tiesiog galim pasakyti karšta. O pas juos kaip ir anglų kalboje geriau pridėti tą yra karšta. It's hot. Ir karsti. Nu ir kai karšta, Latvijoje irgi visi traukia prie ežerų. Ežeras yra ezers, prie upių, upė. Upė, beje, Lietuvoje yra toksai miestelis Upytė. Ir Latvijoje irgi yra toks miestelis Upytė. Ir žinot, kas labiausiai atvėsins lietuvius ir latvius? Jūra. Lietuvoje ir Latvijoje yra ta pati jūra, prie kurios žmonės važiuoja įdegti. Įdegis yra jėdegums. Ta pati šaknis. Degti, degt, sadzidinat, sudegti. Tada ateina naktis ir žmonės žiūri į žvaigždės. Naktis, nakts, o žvaigždės, zvaigsnės. Ir įdomu, kad Latvijai šitą taip ir sako ai, zvaigsnės. Nes lietuviai vietoj ai sako ei, žvaigždės, arba Klaipėda, arba laivas. Ir su tokiu tarimu latviškos zvaigsnės taptų zvaigsnės, vietoj tikrų zvaigsnių. Nes Latvijai sako ai, Klaipėda, laiva. Ir taip atrodo vasara Latvijoje. Tai va, lietuviai, žinokite, kad nuvykę į Latviją galite jaustis kaip namie, nes ten vasara yra tokia pati kaip ir mūsų vasara. O kur nors toliau ten Lenkija, Vokietija, Prancūzija, tai jau nebe vasara. Reikia būti atsargiems su tokiom vasarom. Todėl kviečiu visus lietuvius aplankyti Latviją. Ten taip pat gražu kaip ir pas mus ir gražios jums vasaros.